sveiki gyvi. Tai dabar kokia mintis sekančio darbo etapo, tai kad visgi nusprendžiau, jog šitoj vietoj, kur yra vėja, dėsiu plastikinius va tokius vėjos bortus, dėl to, kad su betonavimu pagalvojau taip, kad toj vietoj, kur bus betonas, tikėtina, kad gali būti išdžiūvusi žolė. Tai šitoj vietoj dedu vėjos bortus ir žiūrėsim ateityje, kaip jie laikys. Tai važiuojam į darbą. Iški nusiėmėm žemę. Dabar atrodo to, kad susikaliam šitos plastikinius bortus ir ką aš pamačiau, kad reikia nuolydį padaryti nuo žolės į link trinkelio gulščią. Nu, tipo, šitoj vietoj turi būti aukščiau, šitoj vietoj žemiau. Tada gaunasi geresnis prispaudimas į trinkelį, nes to atveju, jeigu nesigauna, tai va tada atsiranda va tokie va baliai. Kad čia atsiranda toksai tarpelis šitoj va vietoj. Nu, va, čia jau apželdinom šitą kraštą visą. Dar čia galą taip apželdinom, bet čia tas galas dar palauks. Dabar mintis kokia, kad visgi sugalvojom šitoj vietoj nuimsim plastikinius bortelius ir darysim taip pat trinkelės įleidžiamas, dėl to, kad čionais mes turim dirvožemį, kuris yra aukščiau negu trinkelės. Tai kad nesigautų kaip pačio, kad gavosi. Nieko aš padariau su tokiu nuolydžiu, bet vis tiek tas nuolydis vis tiek bėga tos žemės ir jos eina ant trinkelio. Kuomet bus, skaitykim, kažkas tokio, na, biškai įsileis gal pusę plytelės, tada visas nuolydis laikysis į tas plyteles ir turėtų būti viskas tvarkoj. Tai va, šitoj vietoj dar mums reikia pasitvarkyti. Toks gausi vienai pradžiai sugalvojom, dabar persigalvojom. Nu tai, kaip sakant, progresas vyksta. Nu va, nupjovėm šitą daiktą, dabar tikėsim, kaip čia tinka. Volia. Nu va, atrodo kaip vaizdelis. Tai dabar kokia idėja, kad čia padarėm per trinkelės aukštį, šitą aukštį. Ir čia ką dabar galvoju, tai čia betoną reikės užlieti. Tiktais, vat nežinau, dėl šitų tarpukų, ką reikia daryti, ar čia klijuot, neklijuot, ką čia daryti šitoj vietoj. Gal jūs žinot, kaip geriau šitoj vietoj padaryti. Realiai pradėjom šitą kampą jau žiūrėtis. Tą kampą susidėjau. Taip truputį, kad bendrą vaizdą matyti. Tai, jo, ką dar turiu naujo, tai skilo skersinės medžio pjovimo staklės, į kurias įdėtas yra betono diskas, tai su juo labai gerai atspjauna trinkelės ir greitai. Ne tai, kai su bulgarika iš 4 pusių turėjo apsipjauti, nes tai yra kosmosas. Jo labiau, kad su viena koja laikai, su kita pjauni, tai yra žiauriai nesaugu. Tai, žodžiu, pasiėmiau tokias staklytės. Pliusas rašyti senukų vadybininkam, nes pritaiko geresnės nuolaidas. Geresnį diskauntą, realiai staklės kainavo 105 eurų, tai pagal žalią kainą, o su vadybininku sutarėm 130. Nu tai va, skaitykim, čia sutaupėm, tai drąsiai rašykit ir jūs gal... Kampukas pjovėm.
šiaip nemažai užtrunka, kol čionais viskas susigauda į lygius. Aišku, pirmą kartą darant, tai gal kažkaip ir netaip darau. Tai jeigu gali draugai, pakomentuokit, ką galima sekančiam kartui kitaip daryti šitoj vietoj. Nes iš tikrųjų labai daug laiko trunka, kol susiplauki tą žvyriuką, kol atsijų susidedi, tai gal kažkaip yra greitesnis sprendimo būdas. Plius dar čia reikės betonuoti, tai irgi grįšim vėl prie tos pačios pusės. Tai nežinau, gal kažkaip kitaip efektyviau galima daryti tą darbą, tai komentuokit, o aš eisiu toliau daryti taip, kaip dabar man gaunas. Tai toliau irgi susikeliam šitas trinkas. Šitą galą paliksiu ant pabaigos, nes eisiu tada perimetro aplinkui ir grįšim vėl į šitą vietą, kur jau galėsim pripjauti likusias dvi trinkeles. Tai va šitoj vietoj nesinori skubėti, geriau susikelt, pasidaryti tinkamą aukščio, kokio man reikia. Tai, bet, žinot, kaip visą laiką, oras yra ne pagal užsakymą. Matot, kokie debesis pareina. Opa, debesiukai. Na, tam gražu, bet pareina dideli debesis, žiūrėsim kaip. Toliau turim, žodžiu, viską jau sudėjom, likusios gaudėm ir liko paskutinis žingsnis, tai yra užcementuoti. Tai dabar cementuosim su betonu, bus turbūt šita plomba baigta. Tai šiaip įdomu, tie, kas normaliai kloja trinkeles, kiek jūs už tokį gėlinėlį paimtumėt. Priminti, kad kiek kainuotų toksai vingis iškelto bortelio iš trinkelių. Šiaip dėl įdomumo parašykit. Atsitraukiam alkotuvį biškį. Ėmė šitą reikalą ir treti va taip. Taigi naudoju va štai tokį cementą, atsiprašau, betonas. Čia yra smulkiagrūdis sausasis betonas, C20 stiprumo klasės, galimas sluoksnis 2,7 cm ir indoor ir outdoor, tai laukui ir vidui. Tai va tokį betoną dabar naudojam, einam maišom ir einam toliau darom. Tai ką, mūsų gėlinėlis, galima sakyti, sustengo. Tai vakare damušėm betonuoti visą kraštą, tai visas kraštas apsibetonavo. Galim matyti, kad jis jau ir yra pradžiūvęs gan neblogai. Tai dabar galim ir paspardyti. Viskas kuo puikiausiai veikia. Tai žodžiu, dabar ką toliau darysiu, tai sutvarkysim gėlyną, išskleisim žemes visas, sulyginsim ir jau šeimininkė galės sodintis gėlytes, kaip jinai norės. Tai paruoškim dirvą iki gėlių sodinimo. Susipjovėm trinkeles ir dabar reikia mums susibetonuoti šitą vietą. Susibetonuojam ir šitas plotas bus baigtas. O tada keliaujam prie anos pusės. Ir dar, čia irgi jau augalai susodinti gėlinėlę. Tai nemažai vakar padirbėjom. Susitrombavom trinkeles. Čia aplinkui bum, sutrombuota.
Ir dabar einam maišyti skėdinį. Ir realiai vakar susipjaustėm čia, susipjaustėm šitoj vietoj. Čia jau nebefilmavau, nes toks biškai monotoniškas darbas. Ir dabar kokia mintis šiandien. Susikalam čia likusias trinkeles, pasiklojam vėjos bortą šitoj vietoj. Jau čionais vat esu paklojęs toj vietoj. Žviriuką užpilam, acijų, įkalam vėjos bortą, užtvirtinam šitas trinkeles. Ir tada lieka mums paskutinis etapas užsipildyti tarpus acijom. Tai va tą šiandien ir padarysim. Acijas sutrombuotas, žviriukas sutrombuotas, plytelės vienodo aukščio. Dabar reikia dėti vėjos bortą. Ir dar ką padarėm, tai išpylėm acijas. Jau čionais išpyliau maišelį tam, kad dabar biškį pradžiūsinusios gan šlapios. Tai kai pradžius bus galima normaliau sudėti sušluoti tiksliau į tarpus. Tai va, sušluosim į tarpus, kai pradžius acijos. Dabar einam, atsinešam vėjos bortas, dedam, matuojam, pjaunam, kalam ir baigiam darbus. Sudėjom šitą omatėlį ir dabar kalam štyrius ir žiūrim, kas toliau gausis. Ir turbūt klausimas, kodėl čia dedam vėjos bortelį, o ne cementuojam. Tai yra dėl to, kad dar, nežinau, kitais ar dar kitais metais šiltinsim pamatą. Ir jeigu čia bus subetonuota, bus sunkiau nuardytas trinkeles, o kadangi dabar yra sudėtas vėjos bortelis, tai lengviau išsiardys. Tai dėl to dedam jį. Taip, o čia užbaigtas kampelis. Aišku, žemės dabar susišluoda reikės. Bet šitaip ir baigta ir dabar dar čia liko šitos kyšančius sukalt. Tokį vat maišiuką acijo sušlaviau į šitą plotą. Čia realiai yra 8 kvadratai, tai jeigu kažkas skaičiuosite savo kiemą, žinokit, kad bent jau ant viršaus reikia acijų apie grubiai 20 kg 8 kvadratam. Dar ką galvoju, dabar praplausiu trinkeles su vandeniu ir pasižiūrėsim, ar nereikia ant viršaus dar užšluoti jų, dėl to, kad tikėtina vanduo turėtų prispausti pritrumpuotas acijas tarpeliuose. Tai dabar norit pamatyti, kaip atrodo galutinis rezultatas kiemo. Bum! Toks atvaizdelis. Taip gražiai sėjo viskas. Čia irgi tvarkingai. Toliau čia reikės daryti, tai mums dar atsisodinti, apsiželdinti šitą vietą. Jau Beatričė pradėjo sodinti gėlytes. Tai iš eigos kažką dar sodinsim, darysim, želdinsim. Yra kitas dar projektas, tai šitiem konteineriam darysim kaip po atskiras paslėpimo dėžes, pasislėpti patys konteineriai, nes man asmeniškai tai nepatinka, kai taip ateini pirmas įspūdis kieme, tai konteineriai. Tai va, tai bus sekantis video, o šitam kartui turbūt tiek, kaip sakant, spaudžiam patinka, spaudžiam prenumeruoti kanalą, paprenumeruojam ir susitinkam ties kitų projektų.